Atvykom tą objektą, kur šiandien montuosim GBL. Tiek reikia visokių pastolių turėti. Ten viršuje pamatysim langą. Ten laukiau to lavelio tokio labai mandro. Tas, kur įsižergia. Kuris turi tą medžių visokių reikia pakaitalioti. Ten langai, tai nulipam ardėjim. Atrodo mūsų kasdienybė, va. Lipam žiūrėt, ką turim. Turim tokį gražų prabėgantį variantą. Ardysimės, žiūrėsim, ką turim. Nu, turim tokį vaizdelį nusardę. Vis ar klijuota, paklijuota čia. Ar kažkokios nesąmonės. Pagal viską, va. Net medis jau mato. Čia užleista kokie 3 cm 5. Taip, išsardžiau stogą jau pusę. Išėmiau skardas. Nu, kaip čia padaryta. Aišku, jokių drenažinių čia nieko čia nėra. Nu, tai va, jau viena bėda. Mordam toliau. Taip, čia teka, vandra teka. Nu, nežinau, kas čia buvo. Tekėdavo. Nu, pipėt. Tekėdavo. Ir čia būdavo kažkas vagydė. Čia įdomiausia, va čia buvo. Tekėdavo. Ir čia tas buvo po šiferis, taip žiūrėjęs. Tai va čia matos pabėgė kažkur ir čia. Nu, karočiui padaryta, tai nieko ardami toliau. Nu, priimtas visas skardas. Atsakau kampuočius. Nu, bandysim lupt, kaip pavyks. Nu, išluptus seni rėmai. Biškai susidėjau, nuimsim. Nu, va, kaip atrodo nišas. Einam. Dėsim rėmus naujus. Dirbam toliau. Nu ką, turim garsiuosius GBL'us. Unboxingas, kaip ten vadinasi, išpakavimas. Ora. Na, kas gražas, šiko. Tankuočiai visada. Jis garsus su savo to stiklu išteisyme. Vanduo teka ir nieko neišsilaikė. Nu, įmam rėmus, eisim dėti. Nu, dažnai manęs klausia, kokį reikia angą daryti. Tai va, jeigu matot 7898, tai anga turi va būti 803. Tai ten ant šilto paketo, to ne paketo BDX. Gaunas, kad 3 ir 98. Nu, kokie 5, ten 6. Nu, mes kokie 8 cm visą tą darom laisvę ir kokį makrofleksą vatą apšildyti. Žinokit visada. Tas šiltas rėmas BDX. Įdėtas rėmas dar bus. Dėdam kitą BDX. Nešam kitą rėmą. Žiūrėjom toliau. Dedam sijonas, padaryta difuziniai, kietas drenažinis,
vieną pusę, ten į kitą pusę, kurio nebuvo. Nu, čia toks chaosas būna ant stogą. Nu, dedam difuzinį. Dėtas varčias. Darom toliau. Nu va, turim tokią situaciją. Nesuprantu, kodėl tie tokie dideli. Dabar reikia čia pjauti, kad pakeišti. Nu, dabar darau apačią. Kas blogiausia, šitie GBL-ai neturi sijonų, kur būna grupuotam. Tai reikia visada improvizuoti, išsikirpinėti. Čia buvo įgilintas montavimas, tai aš tą patį įgilintą darau, nes čia stogo tikrai neperdarinėsi. Ten apdėla labai gerai iš apačios gavas. Tai sudėsiu viskas kaip buvo, tik tai nu, va, viskas improvizuoti reikia. Nes tos ausis, matėt, yra tokius ilgas. Na, praktiškai po kiek nusipjauna. Nesąmonė. O dėl to reikia skardininko žinių biškį. Nu, dirbam toliau.